Ir įrodymas to yra. Prieš 2 dienas buvo kas? Ar jūs galite man pasakyti, kas buvo? Buvo 150 metų Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Rugsėjo 22. Jį niekados negrįš atgal. Niekados. Bet kažkoks visuomenininkas, kažkoks žmogus sugalvojo tą paversti į paprasčiausią. Aš esu paprastas, aš niekam nereikalingas, aš paprastas žmogus. Kodėl reikia iškelti mane, kuris dar nėra tiek iškilus, kiek Čiurlionis? Čiurlionis yra tas, kuris kūrė mūsų kultūrą, kur parodo, kokie jin turi būti. Kodėl šnekame tokius dalykus, kai sakome patyčių kultūrą, patyčių. Nuo kokios patyčių kultūros, jeigu jūs ją patys kuriate? Apie ką mes galim kalbėti šiandien dienai? Kai regionuose, kai toli žmonės, ką jie matė? Jūs galvojate, matė tos Čiurlionio gražiausius koncertus, kurie buvo Filharmonija. Viskas buvo užgožta, uždaryta ir nebegrįžta diena. 150 metų Čiurlioniui bus vieną kartą ir vienintelį. Ir tai buvo 22 rugsėjo. Ir ar tai matė Skuodo žmonės, Plungės žmonės, Rokiškio kaimuose esantis senelis Aukštakalnį, ką jis galėjo matyti, jeigu daugelis žiūrėjo savo telefonus ir nieko daugiau metų per čia, kur vienas visuomenininkas arba kitos meistrininkas, jis greičiausiai iš kultūros namų padarytų kazino arba pokerio namus. Ką jie gali padaryti? Aš ginsiu, kad Čiurlionio atminimas būtų visą laiką matomas visiems, ne tik tai Vilniaus elitui, bet visiems Lietuvos žmonėms. Ir aš esu, jeigu būsiu kultūros ministras visos Lietuvos, viso pasaulio lietuvių kultūros ministras ir kultūros ministerija ne veltui tapo šiandien labiausiai matoma, dėl to, kad kažkas joje gali pasikeisti. Ačiū Jums. Kaip piratai išplaukia į žygį, visą dieną jie narsiai kovos. Priešai bėgs, bet tu jų nepavysi, jei kasdien nedarysi mankštos. Priešai bėgs, bet tu jų nepavysi, jei kasdien nedarysi mankštos. Tiesiam ranką, keliam koją, pasilenkiam, tūpiam, stojam. Šuoliukai, 1, 2, 3. O dabar tarsi malūnai, sukame rankas ir kūną, kol prakaitas ištrykš. O jei kartais papulsi į salą, kur bananai aukštai ant šakos, tai iš bado teks valgyti batą, jei kasdien nedarysi mankštos. Tai iš bado teks valgyti batą, jei kasdien nedarysi mankštos. Tiesiam ranką, keliam koją,